Taigi, jei norite ilgą laiką išlaikyti pergalę, profesinę ir asmeninę, jums būtina svyruoti, aiškino toliau magnatas. Tuos periodus, kai dirbate aistringai, galingai ir be galo susikaupę, turi keisti poilsio, atsipalaidavimo, jėgų atkūrimo ir grynų malonumų laikotarpiai. Tai išties tarsi širdies plakimas, tarsi pulsavimas. Tai yra periodizacija. Taip tokį darbo ir poilsio ritmą vadina sportininkai. Man labai patinka jūsų nuostabios pamokos, pasakė verslininkė. Tai bus dar viena varomoji jėga mano verslo pasaulyje ir asmeninėme gyvenime. Taip, bus. 2 žodžiais jai pritarė milijardierius. Augimas vyksta poilsio fazėje. Tai netikėta tiesa. Mus mokė, kad jei nekuriame ir negaminame, tai švaistome savo laiką. Jei nieko nedarome, mes jaučiamės kalti. Bet pažiūrėkite į tai. Suliktai žodžiais verslo magnatas atitraukė ant juosmens pritvirtintos nailoninės rankinės užtrauktuką. Išėmė iš jos 2 medalius, kurie atrodė išlieti iš aukso, ir tarsi per sportininkų apdovanojimo ceremoniją užkabino juos verslininkiai ir dailininkui ant kaklo. Medaliuose buvo išgraviruoti tokie žodžiai. Legendinio atlikimo lygtis. Spaudimas kart jėgų atgavimas lygu augimas plus ištvermingumas. Pakartosiu, kad garsioji tenisininkė Billie Jean King pasakė, jog jausti spaudimą yra privilegija. Toliau kalbėjo milijardierius savo mokiniams. Supraskite štai ką, spaudimas ir stresas nėra blogai. Tikrai? Nusistebėjo verslininkė. Tikrai. Jie yra absoliučiai būtini, kad jūsų gebėjimai vystytųsi, pareiškė milijardierius. Turite negailestingai spausti savo gebėjimus, net tada, kai jums to nesinori. Turite stumti juos iš komforto zonos, tik tada jie plėsis. Visada prisiminkite štai ką. Tas laikas, kai mažiausiai norite ką nors padaryti, yra geriausias laikas tą padaryti. Iš dalies šitaip yra dėl to, kad, kaip žinote, stiprindami savo valios jėgos raumenis vienoje svarbioje srityje, kartu stiprinate asmeninę drausmę visose kitose veiklos srityse. Spaudimas ir stresas yra nuostabūs dalykai, kurie lemia aukščiausio lygio žaidėjų sėkmę. Mūsų gebėjimai nesivysto, kai sukamės saugiomis orbitomis. Ne. Meskite iššūkį savo gebėjimams, plėskite juos už įprastų ribų. Raumenys didėja tik tada, kai mes juos verčiame darbuoti sunkiau nei paprastai. O tada skirkite laiko jėgoms atkurti ir atsigauti. Milijardierius, kurį laiką žvilgsniu tyrinėjo vynuogyną, tada pridūrė. Aš prisimenu nuostabų pokalbį su tokiu profesionaliu sportininku, kuris dalyvavo viename iš mano labdaringų pokylių. Žinote, ką jis man pasakė? Ką? Sukluso dailininkas. Jis pasakė. Aš ilsiuosi, kad mano treniruotės man duotų daugiau naudos, pareiškė milijardierius. Išmintingas požiūris. Darbas be pertraukų laikui bėgant pakerta jūsų puikumą. Numikė verslininkė. Ji pristūmė savo kalnų dviratį prie vynmedžio kamieno ir atrėmė. Jei norite sustiprinti pilvo raumenis, turite jiems sukelti įtampą, didesnę už esamą, aiškino milijardierius. Jei iki šiol darėte 100 atsilenkimų per dieną, imkite daryti 200. Jei jūsų kasdienė norma yra 200, padidinkite ją iki 300. Tai vers jūsų raumenis plyšinėti. Fiziologai šį reiškinį vadina mikroplyšimais. Kita vertus, jei norite, kad raumenys augtų, negalite jų mankštinti be paliovos, antraip patirsite traumą. Raumenims periodiškai reikia leisti pailsėti. Ir tai būtų tas atsigavimo ciklas, kai iš tiesų vyksta augimas, įsiterpė dailininkas. Taip? Tikra tiesa, pritarė milijardierius. Augimas vyksta poilsio fazėje, ne atlikimo.